Labadiena, tai Nacionalinės bibliotekos tinklalaidė Profesinis klausimas, kurioje šiandien kalbame apie bibliotekų bibliografinius leidinius. Šią temą mums įkvėpė naujausias rezultatas, išleistas Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje, tai anotuota biobibliografinė rodiklė Vydūnas. Kalbame su šio leidinio sudarytoju, daktaru Tomu Petreikiu. Labadiena, gerbiamas Tomai, ačiū, kad sutikote dalyvauti šioje laidoje. Labadiena, gerbiama Rasa, ačiū, kad pakvietėte, aišku, yra ir proga. Leidinys ypatingai solidus ir ypatingai, bent man gražus, estetiškas leidinys, pristatykite patį leidinį trumpai. Ir yra proga pakalbėti iš tikrųjų apie gražų, solidų, didelės apimties, čia virš 7000 publikacijų apie Vydūną ir paties Vydūno publikacijų pristatėte pavadinimą, ar ne, Vydūnas ir tą biobibliografiją mes labai dabar retai girdime tokias savokas, tai yra personalinė iš esmės bibliografija, ką mes buvom pripratę tarybiniais metais girdėti ir vėliau, ir tai daugiau, aišku, proginiai dalykai. Na, o šituo atveju jau mes peržengėm tą progos ribą ir tikrai labai plačiai žvelgėme į Vydūną, į jo kūrybą, į jį patį ir jo palikimo garsinimą, nes yra publikacijos, yra organizacijos, kurios veikia, dirba, atstovauja, leidžiami banknotai, ar neturėjom 200 kažkada Vydūnų ir galbūt ir užmiršome. Tai visas tai tapo mūsų tyrimo objektų ir sugebėjome per 6 metų, sakykime taip, surinkti didelę komandą, buvo mobilizuota šitiems veikloms atlikti ir sugebėjome parodyti, kad vis dėlto Vydūnas yra nacionalinio masto mums svarbus asmuo ir padėti, ir dabar padedame iš tikrųjų ir ateities tyrėjams, nebesiplaškyti, nebe kažkur tai googlinti, žiūrėti visos, kokios bebūtų priemonės, jos nėra išsamios, o šituo atveju, tai mes tikrai siūlome tokį didelę pagalbą visiems Vydūno gerbėjams, mažosios Lietuvos gerbėjams, atskirų sričių, teatro, muzikos, žurnalistikos ir panašiai, nes tikrai tai žmogus yra daugiaplanis, daugiašakis, labai originalus žmogus, sakykime, pirmasis keliaujantis filosofas, kuris kalbėjo tai valstybiškai visuomeniai, taip gimnazistams dažnai, kurie net nieko nebuvo susidūrę gyvenime, be katalikiškos tos teologijos, sakykime, kiek ten iš tų maldaknygių ir kitų religinių knygų, tai žmogus, kuris ėjo, skleidė, kalbėjo tas tokias naujus dalykus, teosofinius, filosofinius dalykus, psichologinius, kai kada. Jis tapo tikrai labai įdomus, mėgiamas ir kas svarbu, kalbant apie Vydūną, kodėl mes labai tiek daug medžiagos pririnkom, iš tikrųjų ir atrankos reikėjo, šiokios tokios, išryškinant tam tikrus aspektus, kurie svarbiausia yra, tiek jo asmenybės pažinimui, tai yra virš 7000 bibliografinių įrašų čia yra surinkta. Svarbu tai pažymėti, kad jis neturėjo tokių pritemdytų laikotarpių, net ir tarybiniais metais, kai mes daug kultūros veikėjų kažkur tai buvom paslėpę, ypač tie, kurie kažkur emigravo. Tai Vydūnas nors ir gyveno vakarų Vokietijoje, nors visada buvo Vokietijos pilietis, Prūsijos, vėliau Vokietijos pilietis, jis buvo net ir Antrojo pasaulinio karo metais, net ir tuo laiku mūsų literatūros klasikai, kurie tuomet sėdėjo kažkur tai Maskvoje, net ir tie, rašė Vydūną ginančius laiškus, į Amerikos darbininkų spaudą tuo metu buvo galima ir panašiai. Tai net ir tokiu sudėtingu metu, jis buvo ginamas kaip tas žmogus, kuris gynė lietuvių interesus toje Vokietijos dalyje, kuri buvo likusi, mažo Lietuva, kuri buvo likusi Vokietijos dalyje. Tai Tilžė be Vydūno buvo neįsivaizduojama yra. Ir kas jau vykdavo į Vokietiją, sustodavo Tilžėje ir Vydūną aplankydavo. Buvo gerai žinomas, mėgiamas, ekskursijos organizuojamos yra. O kai ten santykiai pašlijo tarp Vokietijos ir Lietuvos, jis net pats per tiltą ir ateidavo, Tauragės pusė, buvo galima net ir taip susitikti. Tai ir visi šitie įvykiai tapo labai reikšmingi ir svarbus, prisimenant Vydūną įvairių sukakčių, jubiliejų, liudijant, atsiminimų tikrai apie jį buvo renkama, pririnkta daug ir tai buvo kažkaip taip kaip ir šventas reikalas prisiminti įvairiom formom. Gal tie sutikimai ir nebuvo labai gilūs kai kada, bet vis tiek, net ir regioniniai spaudoje, vietiniai spaudoje buvo Vydūnas minimas, tik žinoma, gal jis nebuvo toks ryškus kaip kiti, labiau mylimi tuo metu tarybiniais metais, o po 90 metų tai tikrai didžiulis ir Vydūno atgimimas ir palaikų
perlaidojimas ir kitos pagarbos priemonės. Leido ir net ir biblioteka mes turime, Pagėgių Vydūnų biblioteka, Kintų Vydūnų kultūros centras. Tikrai manau, kad šitas leidinys, nors juos rengia bibliotekos, bet savo sklaidos, savo auditoriją numanoma, tai tikrai yra ne vieno ateities dešimtmečio parankinė knyga, tie, kurie domisi Vydūnu ir kurie yra puoselėję jo atminimą, nes reikėtų pažymėti, kad nors Vydūnas daugiau, kaip sakant, visi rankraščiai publikuoti yra, bet iš naujo yra perskelbiamas jo knygos, yra kolekcininkai taip pat renka jo knygas, nes labai gražiai buvo leidžiamos, estetiškos yra. Net ir tarpukariu gal ne kiekvienas gimnazistas suprato, ką rašo Vydūnas, bet jos tiesiog traukė savo akį, savo išskirtinę estetiką, savo ne vien tik gražiais viršeliais, bet ir turiniu. Minties originalumu. Tai po šiai dieną Vydūno knyga yra ir tokio kolekcionavimo, domėjimosi objektas. Šviesios atminties poetas, eseistas Kęstutis Navakas yra pasakęs, tiesa jis tai pasakė apie grožinės literatūros kūrybą, kad žmogus iš pradžių gimsta, paskui auga, o knyga atvirkščiai. Iš pradžių auga, o paskui gimsta, išeina leidiniu. Ir bibliografiniai leidiniai iš tikrųjų tas jų augimas iki gimimo, kartais turbūt galėtume, lyginant su žmogum, sakyti, sulaukia pilnametystės. Dešimtmečiais trunkantis procesas, ilgas, kruopštus, sudėtingas, kompleksinis darbas. Kiek trukote su Vydūno rodiklės rengimu? Vydūno rodiklės planavimas įvyko 2016 metais iš tikrųjų, nes vyriausybė paskelbė Vydūnų metus 18 metus, 3 metai buvo pasiruošimas, nacionalinė biblioteka įsipareigojo 2016 metais per labai trumpą laikotarpį, nes metiniai jubiliejai jie visada yra labai planuojami su labai trumpu to rezervu. Buvo planuojama per 3 metus, bet apimtis buvo tokia didžiulė ir komanda, nors ir 10 bibliografų komanda, nepajėgė derindama savo pagrindinės veiklas ir tas veiklas, kurios buvo skiriamas, tas laikas, kuris buvo skiriamas šitas veikalo rengimui, truko dar iki 22 metų, o vėliau prasidėjo projektų rašymai ir lėšų ieškojimai, nes leidyboje tokiems veikalams tikrai labai sudėtingai yra randamas lėšos ir kartais geri darbai tiesiog laukia to dėmesio įvairių fondų, paramos organizacijų, kurios supranta, suvokia, nes nėra lengva įtikinti, kad šitie leidiniai taip pat turi savo skaitytoją, kad jie turi savo vartotoją ir kad jie savo skaitytojai susirinks per šimtmečius galbūt net kai kada. Tai šiek tiek, kartais galbūt kai kuriuos ir atbaido nuo šitokio turinio leidinių rengimo, nes rengimas procesas yra ilgas, reikia turėti savo koncepciją, savo matymą, nes personalinės bibliografijos daugiau ir mažiau turi savo struktūras, bet kiekvieną kartą medžiaga vis dėlto yra pritaikoma prie asmens, kaip čia pasakius, sričių. Jeigu žmogus buvo muzikologas, tai vienaip, jeigu jis buvo kaip šitas žmogus, daugiaplanis, tai dar sudėtingiau viskas yra. Nes visai bibliografija, čia ne informacinė sistema, čia tu įrašą turi padėti vieną vietą kažkur, gali dar nuorodą sukurti, yra tam tikras išeičių, bet viena per kitaip turi pagalvoti apie tą savo vartotoją ir jau reikia įdėti nemažai to intelektinio darbo. Reikėtų pažymėti, kad šita bibliografija yra, buvo ir minėta, anotuota į bibliografiją, tai vartotojams yra pateikiamas trumpos santraukos, apie ką yra kiekvienas įrašas iš esmės, nebent jau labai aišku yra iš antraštės. Jeigu ten kokia Eltos pranešimo žinutė ir parašyta, kad Vydūnas atvyko į vieną arba kitą miestą, taip ir buvo, iš tikrųjų, tuo metu spauda sekė Vydūną ir ten būdavo labai viešinimas labai tikslus ir būdavo pasakoma, ten po 2 dienų vyks ten Palangoje, tai mokytojų kursai, kurios dalyvaus Vydūnas. Jau žiūrėkit, ten praėjo 3 dienas. Įvyko paskaita, Vydūnas perskaitė tą ir 3 korespondentai skirtingose laikraščiuose, ką jie suprato apie tai.
Tai va iš tikrųjų ir tai irgi yra pakankamai įdomu ir rengiant tas anotacijas jau galima daugiau ar mažiau atskleis, kokie aspektai buvo minimi, bet kai kada tikrai žinutė yra žinutė ir anotuoti jau jos kaip ir nebereikia iš tikrųjų. Tai tikrai mūsų anotacijos padeda jau orientuotis vartotojui, o kai kada net ir nepakanka šitos anotacijos, suvokiant kokiame kontekste, kaip kūrėjas, kaip galbūt rašytojas, kaip politinis, kai kada net veikėjas, jis egzistuoja tam tikrų laikotarpių. Gali pasiimti karo metus, pavyzdžiui, Pirmojo pasaulinio karo metus Vydūno publicistiką ir tu pamatysi, kad Vydūnas yra visiškai antirusiškas veikėjas, kad jis atstovauja ir lietuvių interesus, bet tuo mačiu ir Vokietijos interesus, nes jis yra savo valstybės, toks patriotas, tai ir jis lietuviškoje spaudoje rašo šiek tiek kitaip, negu lietuviai toj dalyje, kur dar gali rašyti Rusijos teritorijoje. Tai va, tai čia tikrai galim pamatyti tą Vydūną įvairiais aspektais, nes viena iš idėjų ir buvo, kad vis dėlto Vydūnas mes daugiau regime kaip filosofą, čia yra iš visos atminties Vaclovo Bagdonavičiaus indėlis, matome kaip teatro, sakykime, taip dramaturgą, matome kaip muzikos, bet mes jo nematom viso, kaip sakant, kaip profesorius Vytautas Landsbergis parašė knygą, ten visas Čiurlionis, tai dar tos mes knygos visas Vydūnas dar neturim. Tai galbūt šita knyga ir bus paskatinimas ir nemažas iššūkis, aišku, rašytojai, nes kai tu padedi po akim tokį kiekį šaltinių, tai šiek tiek ir išgąsdina tie tūkstančiai, bet protingai naudojant šitą medžiagą tikrai galbūt atsiras tas mokslininkas, tyrėjas, galbūt kraštotyrininkas, kuris ryšis ir parašys tą visą Vydūną, nes visa medžiaga jau jam bus padėta ir iš tikrųjų tai yra svajonė galbūt kai kurių mokslininkų, bet tuo pačiu ir iššūkis tam tikras turėti tą parankinę literatūrą labai arti savęs. Nebereikės peržiūrėti tarpukario visos spaudos, tai yra taigi ten 100 pavadinimų, ten jau gal tuo metu apie 1000 ten tų leidinių pavadinimai skaičiuojant, tai tikrai mūsų bibliografai ten akis pražiūrėjo dar tarybinių laikotarpio, ištekliai dabar labai sunkiai pasiekiami yra. Vis jau reikia dirbti su senaisiais ištekliais, su įvairiom priemonėm, kurios net nebepasiekiamos yra. Kai kada jau vartotojams, ypač ne iš Vilniaus, tai yra tokių dabar tos transformacijos dalykų ir mes tokį siūlom paketą tiesiog tiems gerbėjams, tyrėjams, kurie domisi Vydūnu, mažai Lietuva. Ir iš tikrųjų sudaryti tokį koncentruotą paketą iš tikrųjų sudėtingas darbas. Jūs kalbate apie bibliografų darbą kaip apie tyrėjų, tokių pėdsekių darbą ir nustatyti Vydūno judėjimą, sakysim, po miestus, jo keliones ir jo gyvenimo veiklas. Jūs paminėjote apie šio leidinio struktūros sudarimą ir labai dažnai tai būna didelė problema. Šiuo atveju tai tikrai turėjo būti problema dėl medžiagos gausos, nes iš tikrųjų, nežiūrint veiklos sričių asmens, kuriam sudaroma dedikuojama bibliografinė rodiklė, dažnai tokios dvi pagrindinės bibliografijos dalis būna paties asmens veikalai ir publikacijos apie jį. Tai šiuo atveju turbūt publikacijų apie jį gausa buvo labai didelė. Jūs kalbate, sovietmečiu buvo daug publikacijų, bet tų publikacijų pasirodo ir dabar. Kokios problemos iškilo bandant sukoncentruoti vienoje rodiklėje tokią gausią medžiagą? Kaip darėte atranką? Veikalai, jo paties rašyti veikalai be atrankos yra, su visais perleidimais, vertimais ir panašiai, tikrai be atrankos. 1800 jo kūrinių yra įvairiausių, ten gali būti ir sudaryti ir panašiai, bet 1800. Dabar apie jį, tai yra sudėtingiausia dalis, visi bibliografai jau ten mane supras, kurie dirba, yra susidūrę. Tai mes pasirinkame tokį sprendimo būdą, daliname iš esmės į dvi dalis. Tai yra apie jį, iš esmės antroji dalis, kuris dar gyvas yra, dar veikia, reflektuoja jį, tos paskaitos kažkokios ar ne ir panašiai. Ir trečioji dalis yra skirta
jo kūrybos ir atminties įprasminimui. Ir čia mes jau susidurime daugiau su publikacijomis, kurios yra po jo mirties. Na, tarkim, memorialė lenta atidarom, sukūrimas yra litas, 200 litų banknotas ar dar kažkas tai tokio, jau tai yra labiau po jo mirties. Vyksta konferencijos, renginiai, veikia organizacijos, ten Vydūno fondas Čikagoje ar ten Vydūno draugija. Tai irgi yra svarbu. Yra, žinoma, čia daugiau tos atrankos tada yra, tai labai tada žiūri jau konkrečiai. Ir čia, pavyzdžiui, vien tik apie Vydūno draugiją labai daug galima surinkti medžiagos. Bet tada mes koncentruojamės į tokius esminius aspektus, pavyzdžiui, kaip ten kokios metiniai, pavyzdžiui, pranešimai, metiniai veiklos apžvalgos, kurios labiau ta organizacija, pagrindiniai, sakykime, dalykai yra. Nesigilinant tos visas tokias smulkmenas, kurios neduoda tokio aiškaus matymo apie patį Vydūną. Čia šioks toks yra aiškus susitarimas. Žinoma, reikėtų pažymėti, kad sudarytojas dažnai turi koncepciją tam tikrą, bet ir jeigu bibliografija yra įtraukiami į tos koncepcijos kūrimą ir ne vien tik yra medžiagos teikėjai, bet ir kartu bendradarbiai. Tai visada yra toks konsiliumas sprendžia. Tada konsiliumas atsisėda ir sako, kiekvieną savaitę antradienį, kaip pas mus. Šitas vertingas, šitas tai, nevertingas. Sako, taip, yra publikacija, kuri gali būti šitam arba šitam skyriui yra. Tada sako, o kur labiausiai jis tinka? Labiausiai tinka ten. Tada sako, gerai, jeigu labiausiai tinka ten, tai anotacija turi būti pritaikyta, kad labiausiai tinka ten. Tie aspektai, kurie yra iš tikrųjų labiau išryškinami yra. Nes čia yra tam tikros, aišku, tas skirstimas yra kartais yra toks probleminis ir tikrai publikacijų yra tokių labai įvairių, bet yra išeitis tam tikros, kaip tu gali, ten kokie bendrieji tyrimai, pavyzdžiui, biografiniai tyrimai, ten kokie kraštotyrininkai, kartais tikrai po 90-ųjų metų netokius biografinių tiesiog tekstukų, jie ten kompiliaciniai yra. Tai sakai, bendrieji tyrimai, ar ten iš visuotinės enciklopedijos, ar iš kažkur kitur. Tai tikrai ieškai tų sprendimų, kurie būtų patogus vartotojai ir turėtų tam tikrą logiką iš tikrųjų. Ir jau čia atsiskleidžia paties jau to sudarytojo, bibliografo, architekto sugebėjimas suvaldyti šitą medžiagą, kad tas vartotojas nenusiviltų. Yra būdai, kaip tu gali sužiūrė toks ir toks papildomai ten gali sudėti, jeigu nori dar sąsajas sukurti, jos gal nėra tokios patogios kaip informacinės sistemose ir negali taip labai greit keliauti, bet yra šiokia tokia pagalba ir aš manau, kad vis tiek bibliografija yra toks, jeigu jau ten gilinisi temą, tai kiekvienas tas šaltinis, kuris yra iškeltas, jau tampa tavo aktualus ir tu ten tiesiog tai nėra greitas maistas. Čia nėra tai, kas labai greitai kažkur tai pažiūrima ir visa kita. Tai vis dėlto šiek tiek yra tokia labiau, vartotojas labiau yra pasirengęs šitų darbų. Ir toj šaltinių gausoj jums pačiam, kokie šaltiniai buvo patys įdomiausi, gal netikėčiausi, gal atradimai? Man patys įdomiausia, aišku, kaip ir bibliografams būna, aišku, atsiminimai skaityti. Jie labiau atskleisdavo tą tokią Vydūno asmenybę, kurią suvokė kiti, kurie matė kiti, ypač iš laiko tarpo ir ten vegetarizmas ar ne, tokie dalykai, kaip reagavo visuomenė žmonės, yra kaip jo būdo bruožai, kaip jis ten miegodavo, į kurią pusę atsisukęs, ką po galvą dėdavo ir visa kita. Jo, tai aišku yra įdomiausia, čia toks, kaip sakant, privalumas yra skaityti senus tekstus, skaityti senus šaltinius ir matyti, kaip žmogus bręsta, kaip formuojasi pažiūros, kokie argumentai yra, kaip keičiasi tam tikros nuomonės. Iš tikrųjų, bibliografas išgyvena, kaip ir bet kuris tyrėjas išgyvena, net susitapatina kai kada su to savo herojaus istorija. Ir aš manau, kad mūsų kolektyvas, 10 bibliografų kolektyvas, dabar yra gal ir geriausi specialistai Vydūno ir galbūt kai ką ir išsinešė šito mąstytojo, mokytojo idėjų yra, nes, taip yra tiesiog, nes tik tais toks asmeninė prieiga prie savo objekto duoda geriausią rezultatą, nes tikrai galima daug ką formaliai pasižiūrėti. O kaip jūs puikiai žinote, jeigu norit kažką surasti, įveskite į Google ir kažką gausit, bet kiek tai bus patikima, kiek tai bus vertinga ir kiek iš tikrųjų kokia atranka. Nes tikrai daug šaltinių yra neprieinama, juos turime surasti, identifikuoti, įvesti į apskaitą. Ir tada išviešinti yra, nes tikrai daug šaltinių jų yra neprieinami ir galbūt tai ir atbaido kai kada tyrėjus, specialistus nuo tokių darbų rengimo, nes ir prieiga prie šaltinių yra komplikuota kai kada.
Tai reikėtų prisipažinti, kad dėja, bet mažos Lietuvos karaliaučias tos dalies yra daug vokiškos periodikos, mes negalėjom pakelti, nes tikrai, manau, kad buvo reflektuojama, kai ką suradom, kai ką galėjom, bet daug ko ir negalėjom, nes tiesiog skaitmeninimo projektai dar Vokietijoje tos ryties neįsibėgėjo, o prieigos mes neturime Lietuvoje komplektų tilžės vokiškos spaudos ar panašiai, tai aš manau, kad tikrai tas darbas gali būti ir ateityje tęsiamas, gal 20 ir daugiau metų ir užpildant, tai atsiras naujas technologinės galimybės, kažką bus galima papildyti, nes kaip ir žymiausiams kūrėjams, ar tai būtų Donelaitis, ar tai būtų Baranauskas, jų biografijas yra iš naujo perrašomos, kas keliasdešimt metų yra ir naujas matymas pateikiamas. Nors šaltinių gali būti, kaip apie Šekspyrą, šaltinių nepadaugėjo, bet galima iš naujo perinterpretuoti. Aš manau, kad ir šitų atveju, jeigu situacija pasikeistų, tai galima ir pildyti, taisyti. Tik noriu pažymėti, jau kas yra surasta, tai jau nebebus pasikeiti. Čia ne enciklopedijų, nereikės perrašyti jos. Tai tik tais reikės auginti tą informacijos kiekį, sakykime, taip ten sutvarkytą informacijos kiekį auginti ir aktualinti. Visi žino ir mes šiandien kalbam, kad Vydūnas buvo nepaprastai energingas, veiklus, darbštus žmogus ir paminėjo tūkstančius jo paties darbų. Spausdintų darbų, visgi jis gyveno labai sudėtingų mažai Lietuvai laikotarpiu ir kaip jam pavyko tiek publikuotis, leisti savo knygas ir spausdinti straipsnius spaudoje. Iki pirmojo pasaulinio karo tai jis turėjo neblogą finansinį užnugarį, nes nors tuo metu jau buvo pensijų, labai jaunas išėjo tą pensiją, bet kurėjo kūrybinį, galėjo rašyti, kurti ir dirbti su savo tilžės gidotojų draugija, turi choras iš esmės, bet turėjo Mortos Raišutytės fondą, tai yra tėvų ūkio kapitalas, kuri buvo pašvestas Vydūnui. Tai buvo galima jam ir jis leido savo laikraščius, ne vieną laikraštį leido. Taip pat reikėtų pažymėti, kad jis turėjo savo originalią rašybą, kuri derino mažos Lietuvos, tą gotišką bendruomeniai priimtiną ir tą didžiosios Lietuvos. Net savo gramatiką buvo parašęs, kaip nes nikasgi nežinojo, kad Jablonskio gramatika jau čia prigys visam. Tik jis taip pat turėjo savo siūlymą, savo įsivaizdavimą, kaip tai maždaug tai galėtų būti yra, nes manė, kad dar diskusijos galimas yra. Ir galbūt iš tos pusės žiūrint, tai jo tie tekstai, bent jau iš tos prieigos, nes mažos Lietuvos tekstai gotiškų raidynų didžioji Lietuvai buvo nepopuliarūs, dėl tos, kad mes jų neskaitėm, katalikai jų. Tai šitas vienas dalykas aspektas, kad jis orientavosi ir derino, ir ten jis buvo, kaip sakant, galėjo tas savo leidinius platinti, auditorija buvo platesnė. O po pirmojo pasaulinio karo, kad jau bankuose pinigai žlugo ir tos finansinio užnugario nebebuvo, tai jis turėjo vienintelį iš esmės išeiti, keliauti po Lietuvą ir užsiimti savo leidinių platinimu, auginti savo ištikimų gerbėjų, kuriuos jis sutiko, atrado Telšių gimnazijai, kaip kurioje dirbo, turėjo ne vieną pareigas, lietuvių kalbos mokytojas, filosofijos ir psichologijos mokytojas, tai jis turėjo ten keliuose pareigose, bet jo pamokos buvo labai originalios, panašus į universiteto paskaitas. Jis vesdavo net į ekskursijas prie ežero, kas buvo neregėta, nesuprantama tuo metu, ir jis mokė pažinti miško terapiją ir visą kitą. Ir pats jogos pratimus darydavo visą kitą, tai tikrai jis buvo toks originalus žmogus. Taip, viskas, jau kai kurie ir Telšių gimnazistai jau buvo perėję prie vegetarizmo, ir Liudas Truikys, vienas iš tokių žmonių, dailininkas žinomas, jis turėjo savo pasiekėjų, savo, nes supraskit, gimnazistai po pirmojo pasaulinio karo jau jie kai kurie turėjo 19 metų, 20 metų. Tai buvo tuo metu, sakykime, kaip suaugę vyrai, kurie dabar gal tas mąstym arba atsakomybės 30-mečių prilygo, tai tikrai jie galėjo tapti tie žmonės, su kuriais jis bendravo. Ir turėjo savo
gimnazistų ir mėgo susirašinėti su jais. Ir aplankydavau laiks nuo laiko. Turi ištikimų tikrai Krausas, pavyzdžiui, mokytojai. Kai kurie tapo mokytojais ir net tapo jo net leidinių platintojais. Tai Šiauliuose Krausas turėjo jo mokinys gimnazijos, dabar galvoju, ar jis buvo direktorius, ar tik mokytojas Šiaulių gimnazijos. Tai va, jis, Stasys Anglickis, kuris taip pat mokydamas Telšių mokytojų seminarijoje, nes jis dirbo ir mokytojų seminarijai, bet dirbo gimnazijai, bet bendravo taip pat ir su mokytojų seminarijos mokiniais. Tai įspūdžiai, kurie, jis, sakykime, lygiai yra, tai net ir ekskursijas organizuotos, sutikimus ir panašiai. Tai jam reikėjo keliauti, nes keliauti, surasti kontaktų, kad būtų galima platinti jo veikalus. Iš tų parduotų veikalų susirado kapitalas ir jis jau galėdavo leisti naujas savo knygas. Dalyvaudavo įvairiuose mokytojų seminaruose, ar ten Palanga labai jau buvo mėgiama, apsistodavo pas Vaineikius. Jis tikrai bandė, ypač 1927 metų, net aktyviai švietimo politikoje nedalyvauti. Jis siuntė prašymus. Buvo bandoma net Palangos gimnazijos direktorium, jo pareigos buvo siūlomas, bet kadangi buvo Vokietijos pilietis, užsienio šalių piliečiams to nebuvo galima. Buvo tokių, sakykime, jo sumanimų ir švietimo aplinkoje, jis gana aktyviai veikė, kiek ten galėjo. Dažnas svečias buvo Tauragės mokytojų seminarijai, kadangi netoli. Ir tokiu būdu kažkaip jis, tapo populiarus ir jo knygos buvo populiarios, perkamos ir tai buvo būdas nes ta mokytojų alga buvo pensija tai buvo nedidelė ir iš jos reikėjo išlaikyti žmoną, vaikų neturėjo, tai butą, kuris buvo nuomojamas Tilžėje. Pirkti, aišku, visus dalykus, kurie buvo reikalingi. Keliauti. Taip. Bet kita vertus, jis, kadangi buvo Vokietijos pilietis, tai jis galėjo legaliai ir Vilnių čia lietuvius aplankyti, šiokių kažkur tai po vakarų Europą. Buvo šiokių tokių dalykų, kuris kaip Vokietijos pilietis galėjo, ir laisviau, aišku, bet ir dėmesys jau vėliau nacių laikotarpį buvo jam jau ir padidintas ir tai buvo daugiau žymiai problemų turėjo. Mes kalbam apie itin originalią asmenybę ir tikrai ryškų žymų Lietuvos veikėjai įvairiose srityse ir su dideliu dokumentiniu palikimu, rašytiniu palikimu, bet visgi, kodėl Vydūnas, kokie yra atrankos leisti sudaryti bibliografiją kriterijai? Manau, kad čia yra kai kada net atsitiktinumas, visuomeninių organizacijų aktyvumas, nes čia šitą bibliografiją inicijavo, daug padėjo pastangų ir pagalbos, sakykime, tai bent jam pradinėme etape, tai yra Vydūno draugija, Vaclavas Bagdonavičius, pirmininkas tuometinis, tikrai jis buvo tas iniciatorius, idėjų siūlytojas, sakykime, taip. Ir iš dalies ir struktūras kažkiek ten pačioj pradžioj, tai buvo tokių, nes labai sunku dirbti neturint bent preliminarios struktūros. Gali būti skiriai dideliai, ar dar kažkaip bibliografas jau matydamas turi jau koduot, priskirt tam tikrai daliai. Tai tik tada vėliau gali kažką, aišku, taip, pridinėme apie taip. O šiaip aš manau, kad galbūt ir apleista Lietuvoje šitas rytis yra, nes iššūkių yra daug. Universitetai, mokslo tyrimų institutai, akademinės bibliotekos be papildomo finansavimo, be labai aiškių naudų nesijima šitos veiklos, nes yra kitų žanrų, monografijų, tarptautinių mokslinių straipsnių, yra programinės įrangos trūkumas irgi atbaido, nes dažnai ir fondų skurdumas, ką turi po ranką, nes bibliotekininkai, bibliografai nėra paleidžiami dažnai kaip laisvai kažkur išeiti į kitą biblioteką, kažko rinkti panašiai. Yra šiokių tokių apribojimų. Toks traktavimas, mokslo akademinės veiklos traktavimas bibliotekos yra nepakankamai ryškus ir tai kartais tiesiog atbaido ir pasirinkti tokias temas ir jas kokybiškai įgyvendinti. Bet turbūt pasirinkimą dažnai sąlygoja ir tam tikros sukaktis. Sukaktis jos yra svarbios, bet suprantat, jeigu mes prisigrįžtume vien tik prie sukakčių, tada reikėtų planuoti prieš 10 metų šitos darbus, nes darbai užtrunka, yra COVID, pavyzdžiui, pandemija, mes jos juk neplanavom. Tai atsitiko ir kai kas nusikėlė, paskui leidybos finansavimo dalykai nusikėlė. Ir kai kada jau planuoji 150-osiams metinėms, nes šita bibliografija yra nuo 1884 iki 2018 metų apima tą laikotarpį,
bet išeina vėliau. Ir jau, sakykime, tarpas šioks toks likęs, bet publikacijų naujų, jeigu jų ir atsiras, tai jų nesiranda kažkiek labai daug, tai manau, kad didelis nuodėmės mes nepadarėm, kad dar nepratęsėm terminą kokiems 2 metams ir paskui vėl ten leidybą lauk. Bet visgi leidinys yra dedikuotas Vydūno 150-osioms gimimo metinėms ir Klaipėdos krašto atgavimo 100-mečiui, 2 gražiom sukaktims. Jūs minėjote, kad viena biblioteka gali neturėti šaltinių reikalingų bibliografijos sudarimui, tai su kokiom bibliotekom dar be nacionalinės bibliotekos komandos kitų darbuotojų ir atminties institucijoms teko bendradarbiauti sudarant šią rodiklę? Mes rėmėmės, mes iš esmės turim gana turtingus savo fondus. Dabar aš galiu tiksliai jums nepasakysiu, man taip, jeigu atskiri ten numeriai buvo reikalingi, tai mes neįdavom į Vilniaus universitetą ar Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos fondus, jeigu atskiri egzemplioriai, bet šiaip biblioteka nacionalinė yra pakankamai turtinga. Plus yra tokios, aišku, iniciatyvos kaip e-paveldas, yra tarptautinės iniciatyvas, pavyzdžiui, kaip tai yra, kitų šalių, tai yra, Latvijos periodikos, tikrai Vydūnas buvo ir ten minimas, rašomas, net ir jo publikacijų radom latvių kalbą išverstų. Tai yra šiokios tokios kitos, yra Rusijos, Lenkijos skaitmeniniai archyvai, kuriuos tu gali daugiau ar mažiau tą paiešką Amerikos vykdyti ir šiek tiek tai išlaisvina, sakykime, nuo tavo tų fondų yra, bet jeigu būtų skaitmeniniai tie projektai aktyviau vykdomi, geresnė visi tekstai, pavyzdžiui, paieška, kai ko tikrai labai sudėtinga yra ir kai kurios sistemos tiesiog turi apribojimus ir įvedus Vydūną, tu gauni nieko, nulį, nes šaltiniai yra per daug kartų minimas ir to net vaizduoja, tai lieka tik vienintelis dalykas, imti devizų viską žiūrėti, nes, aišku, akis pavargsta ir ten tos eltos pranešimo žinutės tu gali net nepamatyti yra. Tai čia tikrai yra labai taip, atsakinga ir negali visą kartais dieną sėdėti ir rinkti tą medžiagą nuosekliai peržiūrėti ir kažkaip tai tos darbus derinti ir kad tas dėmesys darbus. Mes kalbam iki šiol laidoje apie vieną atvejį bibliografijos Vydūno biobibliografinę rodiklę, tačiau visai neseniai pasirodė ir kitas gražus leidinys ir kartu su Vydūno bibliografija, Vilniaus bibliografija. Aš laikyčiau naujos kartos bibliografijomis, nes tai estetiškai labai dailiai apipavidalinti leidiniai ir tai, kaip naujas požiūris į bibliografiją ir kodėl reikalingos bibliografijos rodiklės? Ar tikrai galim vadinti tuos, kas jomis naudojasi skaitytojais, ar galėtume vadinti vartotojais, naudotojais? Kokia šitokio sudėtingo kompleksinio darbo dirba tiek daug žmonių, 10 žmonių komanda, dirba ilgai, kartais 10 metų, kokia esmė ir prasmė? Aš taip įsivaizduoju, vis dėlto mes nesam pionieriai, mes vejamės kai kada vakarus, nes tokie darbai kaip anotuotosios bibliografijos yra labai puikiai žinoma žanras vakarų Europoje, net prestižinės užsienio mokslinės leidyklos, kurios yra pripažintos net ir Lietuvoje, kad jos yra prestižinės, sakykime taip, Oksfordo yra leidžiamas po šiai dienai ir dar net stebina tai, kad yra darom net reprintai, reiškia, ten prieš 20-30 metų, kad dar nebuvo skaitmeninis jie skaitmenina, daro tas elektroninius reprintus vadinamosius yra. Tai šiaip taip liūdė, kad yra šioks toks susidomėjimas, sakykime, taip yra. Iš vienos pusės žiūrint, tikrai mes nesame pionieriai yra. Tai galbūt kai kada vejamės ir čia anotuotojos bibliografijos, jos rečiau išeina, mes pasirinkom šitą kelią, jis buvo ilgiau truko, dabar dėl Vilniaus bibliografijos yra regioninės bibliografijos. Ta tradicija turėjom tarybiniais metais, nacionalinė biblioteka buvo toks kaip ir centras, kuris padėdavo toms regioninėms bibliotekams visą kitą. Tai yra antroji jau bibliografija skirta Vilniui, trečioji, jeigu skaičiuotume ir ne mūsų šalyje leista, Baranovskio Vilniaus bibliografija, tai yra parankinė mokslininko tyrėjo, bet kartu yra ir, kaip čia pasakius, visas bibliografijos yra ruošiamas ateičiai, ateities tyrėjui. Dabar, kaip įsivaizduokite, doktorantas ar nerašo kažkokią temą ir jam profesorius sako, žinot, pasidomėk to klausimu. Tai ką jis daro? Jis bando ten Alabą kažką pasižiūrėti, lituanistiką galbūt, kokią į biblioteką. Bet visos sistemos jos kažkada, persipildo.
Ir aš pasgi dirbau su lituanistika, įvedi žodį Vilnius tematika ir tu gauni didžiulį apimtį kiekį. Mes tą Vilnių atpažįsta, prašuosi. Kaip tu, reiškia, yra kitos galimybės šiek tiek siaurintas paieškas, bet net ir kartais man teko net kreiptis į programuotojus, kurie pasirodo vienas programinių klaidų, iki 11 puslapio pasirodo nieks nenueidavo. Kaip jau nueini 11 puslapį, nebeveikia sistema. Tai rašai laiškus, susirašinėjai, ten taiso, koreguoja, kad tu galėtum pažiūrėti ir 12 puslapį. Kokie labai iš vis sudėtingi labai ieškoti yra. Tai va, čia mes kalbam apie tą akademinį prieigą, bent jau žmonės yra universitetuose, o kai kalbam, pavyzdžiui, apie kraštotyrininkus, kurie nagrinėja kažkokią temą, gal ruošia ekskursiją po Vilnių, tai yra, jo pasirengimas yra, dar ne to, kad menkesnis yra, kitoks pasirengimas ir jo galimybės yra. Tai visi šitie pagalbiniai veikalai, jie vienai per kitaip yra informacijos paketai. Jeigu laikraštis po šiai dieną eina ar ne, ir mokam ten už verslo žinias 3,20 € ir panašiai, jeigu yra informacijos paketai, kurie yra reikalingi tam tikrai auditorijai, gal ir nėra masinė auditorija, bet jeigu yra reikalinga ir yra ilgalaikis toks, sakykime, produktas, yra susistemintas, patikimas, visos tos profesionaliai sukurtas. Jeigu visi šitie leidiniai recenzuoti ir recenzentai, išsakė savo pastabas, konsultantų buvo Vilniaus bibliografijoje rengiant iš institutų, kurie turėjo savo nuomonę, savo pasiūlymus, kai kurie net įsijungė į veiklas, profesionalūs mokslininkai, kurie dirba tose temose. Ir net jie prisipažino, kad kai ko nežinojo, kurie atrodo dešimtmečius dirbate toje temoje, nagrinėja ten bajorų savivaldą ir sako, žinot, o šitų 3-4 publikacijų spausdintų toje šalyje, nes mes apėmėm ne vien tik Lietuvos publikacijas, tai buvo ir Lenkijos, Jungtinių Amerikos valstijų, Vokietijos, Ukrainos, Baltarusijos, Rusijos ir kitų šalių, mums rūpėjo Vilnius, nesvarbu kokia kalba. Tai čia kaip apie Vilniaus bibliografiją kalbant, tai žinoma, tai tu kažką tai ir naujo gali surasti, nes informacijos srautas yra didžiulis, yra tie mainai, jie jau yra, o sudėtingesni ir jau remiamės ant tų individualių kompetencijų. Jeigu jas žmogus turi, jis gali surasti. O pats pasakysiu savo patirtis, esu kadangi mokslininkas, tai recenzavau nesnei du straipsnius recenzavau, čia vieną konsultavau, kitą recenzavau, tai buvo iš Vilniaus tematikos, tai kadangi pats sudariau, žinau, kur ką pasižiūrėti labai greitai, tai tiesiog nurodžiau, kad dar reikėtų istoriografiją patobulinti, pasižiūrėti, ten yra ne 2-3 šaltinės pozicijos, o ten yra gal 10 pozicijų yra. Ir tai jau aš tada labai aiškiai matau tą taikomąją naudą. Ir aš matau, kad bendruomenės įtraukimas buvo, sklaida įvyko, formatai elektroniniai, spausdintiniai yra. Ar mes galėtume pasakyti, kad bibliografijos rodiklės yra puikus, profesionaliai sukurtas informacijos produktas ateičiai? Taip, tai yra ateičiai. Visi šitie darbai ateičiai, jie reflektuoja praeitį, tai yra ir paminklas tiems žmonėms, apie kurias rašom, ir tie, kurie rašė, nes tai yra jų darbų įprasminimas yra, panašiai kaip sako, ko mokslininkai labiausiai siekia, to, kad juos cituotų kažkas, ar ne? Tai, jais remtųsi. Jo, taip, kad juos cituotų, nes tai liudija jų pripažinimą ir visą kitą. Tai šituo atveju irgi yra, mes įtraukėme į dar vieną apskaitos šaltinį ir parodome, kad tu toje temoje, tuo klausimu, tu esi jau kalbant apie akademinės bibliografijos. O šito Vydūno bibliografijos atveju tai tikrai labai daug ir naujų šaltinių yra ištraukiama. Visiškai naujų šaltinių, anksčiau nematytų, neregėtų ir sunku pasakyti, ar kažkas nors ten jau ir būtų radęs pranešimą, žinutę, kad Vydūnas 26 metais kažkur Skuode ant bačkos pasilipęs, ten sakė kalbą, nes rinkimų metai buvo, kur ir dabar artėja. Tai gal tai yra šioks toks ir signalas, galbūt ir švenčiant kažkokius impulsas pasidomėti, parodą kažkokią daryti, rengti straipsnius. Taip. Labai ačiū gerbiamas Tomai jums už pokalbį ir linkime sėkmės tolesniuose jūsų darbuose. Išklausėme pokalbį su daktaru Tomu Petreikiu ir pakomentuoti šią temą pasikvietėme Mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos direktoriaus pavaduotoją daktarę Rimą Cicėnienę. Gerbiama Rima, ačiū, kad sutikote dalyvauti šioje laidoje. Labadiena. Labadiena, gerbiama Rasa, ačiū labai už kvietimą dalyvauti. Visą malonu kalbėti su kolegomis apie mums visiems rūpimus dalykus.
Tomas pristatė patį naujausią mūsų parengtą rezultatą, tai Vydūno biobibliografija. Kaip jums atrodo šis rezultatas? Na, ačiū labai. Paties rezultato gyvo rankose dar neturėjau, dar aišku labai praėjo nedaug laiko, tačiau labai pasidžiaugiau Tomo postų veidaknygėje, kai jisai pasidžiaugė, kad pagaliau pasirodė ir išėjo ir aš pagalvojau, na va, pagaliau dar apie vieną Lietuvos kultūrai svarbų žmogų mes galėsime sužinoti kažką daugiau. Nes labai dažnai tarsi atrodo, kad mes iš įvairių mokslo populiarinimo, mokslinių tekstų to žmonės pažįstame. Labai dažnai apie juos kalba, juos mini, cituoja. Tačiau ar tikrai viską apie juos žinome? Ir kokia galimybė yra tada sužinoti? O gal kažkas buvo kažkur tiesiog mokslininko ar kito kalbėtojo apie žmogų, na tiesiog palikta nuošalėje, tuo metu netrodė aktualu. Tai manau, kad štai tokios retrospektyvios bibliografijos, kuriuose yra surenkama visa vertinga ir naudinga informacija pasirodžiusi tiek paties asmens rašyta, ar dailininko tapyti kūriniai, sakykime, mokslininko straipsniai knygos, tiek apie juos rašyta, mums gali sudėlioti visai kitokį vaizdą apie žmogų. Mes galime atrasti tokių aspektų, apie kuriuos net nepagalvojame, kurie prieš porą dešimtmečių galėjo būti visai neaktualūs, neįdomus, o dabar pažvelgti vėl kitaip. Ilgą laiką labai buvo, tiesiog mokslo koncepcijos, kitokios prieigos, kitokios buvo, kad apie žmonės mes galvodavom, apie jų darbinę veiklą labiau. Tačiau apie žmonės, kas juos supo, kaip jie gyveno, ką jie patys apie save mąstė. Tai buvo tarsi nuošaly. Dabar šitos temos labai domina ir vėlgi mums leidžia tuos asmenys pažinti, vėl kitaip pažvelgti ir galų gale į jų veiklos rezultatą. Tai manau, kad ir šita bibliografija skirta Vydūnui, mums daugeliu besidominčių atskleis dar kitas jo pusės, leis dar kitaip į jį pažvelgti. Ir aš labai viliuosi, kad šita knyga pasieks didžiąją dalį bibliotekų, kad visgi jos tiražas nebus kaip bibliografinės retenybės. Bet iš tiesų net bibliotekų aplinkose pastaruoju metu girdimos gana skeptiškos gaidelės, kad didelė grupė žmonių, didelė komanda dirba ne vienus metus, kad būtų išleistas, sudarytas ir išleistas bibliografinis leidinys. Kita vertus, kvestionuojama, ar apskritai bibliografijos šiuo metu reikalingos. Ir jeigu vis dėlto reikalingos, tai gal jų nevertėtų spausdinti popieriniu formatu? Na, čia toks labai daugiasluoksnis klausimas iš tikrųjų. Tai pirmiausia, dėl pačių bibliografijų reikalingumo. Na, tai aš visiškai pritariu Tomui, čia mes esame vienminčiai. Visos bibliografijos, kokiu formatu jos bebūtų išlikusios, jos yra labai reikalingos ir tai yra didelė investicija į mūsų mokslo, švietimo, netgi ir kultūros ateitį. Nes tai yra susistemintos žinios, arba apie tam tikrą dalyką, ar apie mokslo kryptį, arba net apie valstybės veiklos gyvenimo dalį. Na, pavyzdžiui, leidybai skirtos, ar ne, spaudai skirtos bibliografijos. O tam, kad jas tokias surinkti ir ypatingai iš retrospektyviųjų tų šaltinių, iš to, kas dar nėra, sakykime, ar suskaitmeninta, ar visur atspindėta, galbūt mes apie kai kurios dalykus net apskritai nežinome. Ir tik bibliografų komanda nuosekliai versdama, žinodama, kur ieškoti. Čiagi ne Google'as, kur užrašysi paklausimą. Tu turi žinoti, kur ieškoti. Tik komandos darbu tu tai gali surasti ir iškelt. O tada jau kai iškeli, publikuoji. Čia vėl galima svarstyti, ar publikuoti tradiciniu būdu popieriuje, ar visgi rengti kažkokią tai skaitmeninę elektroninę duomenų bazę ir talpinti talpykloje. Čia jau kitas klausimas yra. Bet tik tada, kai informacija atsiranda kažkur, pasirodo viešai prieinamų formatu, tada jinai vėl tampa aktuali. Tada staiga jos kažkam prireikia ir jinai būna panaudojama. Tai jeigu mes nubraukiam ir sakom, kad viso to nereikia, tai kasgi mums visą tai suras? Na, paprasčiausias reiškinys. Mergaitė domisi senaisiais žurnalais ir laikraščiais, smetoninės Lietuvos, leistais vaikam.
O kurgi surasti visą informaciją, jeigu ne toj pačioj periodikos retrospektyvioje bibliografijoje. Jeigu jinai nebūtų parengta, tai kiekgi laiko ir kur reikėtų ieškoti viso to. Tai reikia pasakyti, kad labai skatinu mūsų bibliotekų administravimo komandas pagalvoti, kaip išlaikyti tas tokias komandas, kaip jas formuoti, kad staiga vienam ar kitam žmogui išėjus į užtarnautą poilsį atsirastų kitas, kuris galėtų visą tai pakeisti. Nes bibliografas tai nėra toks paprastas žmogus ir taip lengvai paruošiamas. Jis turi turėti labai platų akiratį, kur ieškoti informacijos. Kaip tą informaciją įvertinti, kaip atskirti vertingą informaciją, kokius kriterijus pritaikyti, o galų gale kaip suformuoti tiek pačius metaduomenis, kuriuos po to visi mielai naudoja ir talpyklose, ir robotai gali perskaityti, kaip suformuoti trumpą analizinį aprašą, trumpais, bet talpiais sakiniais pateikti svarbiausią informaciją, kurią galėtų visi naudoti. Tai štai pirmiausia tas parengiamasis darbas. Jis yra be galo svarbus ir turi būti labai aukštos kvalifikacijos žmonės. Taip, šitas darbas gali būti truputį rutininis, bet ten yra be galo daug kūrybos. Tik reikia mokėti visą tai, kaip išvelgti ir suvokti. Kitas klausimas, kokia tai galėtų būti ar spausdinta, ar elektroninė. Tai, žinot, tikriausiai reikėtų abiejų. Tik tai gal tos apimtis kokios. Jeigu manoma, kad čia galima sutaupyti ir kažkas yra pigiau, tai tikrai ne. Tikriausiai spaudinį yra lengviau išsaugoti ir jo yra vienas panaudojimo būdas, kaip tu gali informaciją suvokti, ypatingai jeigu nori visumą suvokti tam tikros srities žinių. Elektroniniai tie leidiniai talpyklos, jos visgi turi turėti labai gerą infrastruktūrą parengtą, informacinę sistemą, labai stiprias paieškos sistemas, talpyklų išlaikymas, palaikymas, informacijos išlaikymas, palaikymas ir nuolat taip, suskaitmeninimas, prikabinimas, reikalauja vėl kitokio požiūrio ir labai didelių investicijų nuolat. Tu turi nuolat palaikyti, informacinių technologijų srityje standartai keičiasi, įrankiai keičiasi, juos turi atnaujinti, vadinasi, tai turi nuolat palaikyti. Ir jeigu mes palygintume užsienyje kuriamas, prenumeruojamas informacinės duomenų bazės ir yra netgi būtent bibliografijų, rodyklių, indeksų, būna su visatekščiais dokumentais, be visatekščių. Kas nežino, kas nesusidūrė, pabandykite, paieškokite, kokios yra prenumeratos kainos. Todėl, kad tai yra suvokiama šitos visos informacijos kaina. Ką tu gali gauti, kiek tau palengvina darbą. Nes jeigu tu vienoje vietoje turi sutelktą, aš dažnai mėgstu ir studentam kartais pasakyti, kad bibliografijos ir visatekščių duomenų talpyklos, tai tarsi tie big data socialinių humanitarinių mokslų mokslininkam, nes vienoje vietoje yra sukaupta visa informacija. Ten tu gali paleisti robotą, ten tu gali paleisti automatizuotą paiešką, kad tau surastų. Bet jeigu į korį, nesuneši to medaus tos informacijos, tai tu nieko ir negali. O tam, kad sunešti, vėl reikalinga komanda. Tai štai jeigu knygai išleisti, tai mums reikia, aišku, bibliografų ir, sakykime, tos įprastos komandos leidiniui suformuoti ir atspausdinti, tai talpyklai reikia pasitelkti ir labai daug informatikos specialistų. Ta prasme, ta komanda dar išauga. Reikalingos matyti abi formos, tačiau reikia suvokti ir viso to kainą, visus organizacinius procesus, tai nėra taip paprasta. Žodžiu, tikrai tvirtai galėtume teikti, kad bibliografijų rengimo klausimas bibliotekose net neturėtų būti kvestionuojamas. Sutinku su jumis. Tokio klausimo net neturėtume kelti, tik aišku, galbūt tai ne kiekvienai bibliotekai yra kaip svarbu ir ne kiekviena biblioteka tokią komandą galėtų turėti. Nors kita vertus, pažvelgus pavyzdžiui regiono savivaldybę ar krašto bibliotekose,
Jos tikriausiai ir daro. Turiu pasakyti, kad prieš ateidama į pokalbį to nepatikrino, bet galbūt jos renka, pavyzdžiui, kraštui aktualią bibliografiją. Galbūt jos kol kas taip neįvardina, bet tą informaciją renka. Nes, anksčiau tai tikrai... Taip, iš tikrųjų, tai irgi savotiškas yra bibliografijos centras. Jeigu tu renki kraštui svarbią informaciją, tu po to gali formuoti bet kokį leidinį. Ir bibliografija apie krašto žmonės, apie krašto įvykius, apie kraštą apskritai, kas rašė. Tai ar tai nėra aktualu visiems tenai dirbantiem ir netgi tiem patiem politikam, jeigu kitą kartą nori parengti gerą programą, tu turi žinoti tą atmintį, kas ten yra, kas buvo daryta. Tai ar ta bibliografija tai nebūtų tas pats geriausias šaltinis politikui ar jo padėjėjams susirasti reikiamą informaciją? Ir greičiausiai bibliotekininkams, parodų rengėjams. Taip, ir panašiai. Tai aš jau apie šitos kolegas, kurie puikiausiai naudojasi kaip įrankių pagrindiniu, jau nekalbu. Man atrodo, kad jau jiems šitų dalykų aiškinti tikrai nereikia. O gal norėtumėt paoponuoti Tomui? Gal su ko nors nesutinkat su jo mintim? Jo įrašą išklausiau jau su tokiu labai įdomumu, man jis visiškai neprailgo ir daugelį vietų sutikau ir nebuvo tokio, kad norėčiau kažką, ne, Tomai, tu neteisus. Taip, nebuvo tokio, tikrai negaliu nieko pasakyti tą kartą, žodžiu. Žinot, kaip galima nesutarti gal dėl kai kurių vertinimų, ar ne, ką įtraukti, ką neįtraukti. Mes tokių diskusijų esam turėję, nes iš tikrųjų tos medžiagos atranka, jeigu tu turi suformuoti leidinį, ar ne, tai, tu vis tiek esi statytas į tam tikras ribas, tu negali iki begalybės plėsti. Tai štai atrenkant dažnai būna, ar tai reikšminga ar nereikšminga, kaip nustatyti tą reikšmingumą į priekį, kaip pagalvoti apie tos žmonės, kas po to naudosis. Bet tuos kriterijus literatūros atrankos taiko ir kiti bibliotekų darbuotojai, komplektuojantis, pavyzdžiui, išteklius visus, ar ne? Jie irgi turi pagalvoti, kiek kokių knygų, pavyzdžiui, ar kiek kokių elektroninių išteklių gali prireikti, ar ne? Tai tokių diskusijų mes esam turėję, bet tai, aš manau, tiesiog paprastos smulkios diskusijos. Darbiniai klausimai. Taip, darbiniai klausimai, kurių, kad sakau, oponuoti tikrai nenoriu, tik labai noriu palaikyti ir pasidžiaugti ir Tomu, ir jo komanda, ir aš tikiu, kad ta komanda dar dirbs ilgai ir tie komandos nariai karts nuo karto ir mūsų biblioteką užsuka. Kaip tik norėjau ir padėkoti Jums už bendradarbiavimą, labai gražus bendradarbiavimo pavyzdys. Mūsų bibliografai nekartą lankosi Jūsų bibliotekoje, Vilniaus universiteto bibliotekoje ir renka įvairius šaltinius, tai labai gražus bendradarbiavimo pavyzdys. Ir ne tik renka, bet dar ir pakonsultuoja, jeigu pats dar kažkuo domėsi. Tai, žodžiu, yra tas toks abipusis ryšys. Tai mes jau visus bibliografus ir visus kolegas bibliotekininkus visą laiką mielai palaikom, padedam vieni kitiem. Ačiū Jums už tai ir Jums, gerbiama Rima, už dalyvavimą mūsų tinklalaidėje. Labai malonu, kad atėjote ir apgynėte bibliografiją. Ačiū, miela Rasa, už pakvietimą, už galimybę pasisakyti. Tikiuosi, kad kažkas išgirs ir kažkam padės suvokti tų bibliografijų prasme. Ačiū Jums. Tai buvo Nacionalinės bibliotekos tinklalaidė Profesinis klausimas ir aš jos vedėja Rasa Januševičienė. Tinklalaidė pasirodo 2 kartus per mėnesį. Kviečiame klausytis.